Ačiū labai. Čia pirmą kartą kalbu tokioje arenoje. Jaučiasi labai baugu, bet pasistengsiu perduoti visą informaciją, kur galiu. Ar man kalbėti lietuviškai ar angliškai? I'm going to speak in Lithuanian. They won. Well, what I'm going to say, everybody knows already. Visos kolegos žino how to grow the wheatgrass. Čia visi tie, kurie yra iš instituto, jau tikrai žino, kaip auginti želmenis. Bet kas man yra labai svarbu, perduoti jums tą informaciją, kad jūs kiekvienas galėtumėte tą daryti. Mes čia jau esam nuo rugsėjo 4 dienos ir aš nepaprastai pasijutau, kad man trūksta žalumynų. Ir čia dar ruduo ir tų žalumynų pas jūs yra nemažai. Tai aš įsivaizduoju, kas bus žiemą. Žiemą jūs kiekvienas galite užsiauginti. Čia matote šitas tacas. Šitas aš pasodinau, šitas saulėgrąžas antradienį. Pereitą. Ir jos užauga per 10 dienų. Ir kas yra nuostabu, jūs visi girdėjote, ką Steve Meyerowitz sako, kokią naudą iš tų dalykų yra. Nepaprastai didelė nauda yra iš visų tų daigų, iš želmenų, iš grikių, iš žirnių, iš kiekvieno to augalo. Jūs galite labai lengvai tą užsiauginti. Čia mano yra DVD, kur aš sukūriau prieš keletą metų ir ten pasako labai tiksliai, kaip pradėti su kiekviena dalelė nuo pradžios iki galo ir kaip pagaminti tą visą maistą. Ir yra dalykas, kur Ann Wigmore visą laiką darė. Ir kas yra įdomu, aš buvau nuvažiavusi į Bostoną, į jos institutą, kuris mieste buvo. Buvo pastatas vidury mieste ir jie tenais užaugino užtektinai tų želmenų, žirnių, grikių, saulėgrąžų dėl 40 žmonių kiekvieną savaitę. O jūs čia visi būtnam, žinote, gyvenate ir galėtų tikrai po vieną tacą užsiauginti saulėgrąžų ir kiekvieną dieną gauti nepaprastai gero maisto. Aš čia turiu pasitraukti, nežinau, kas čia toliau. Ups, Mes čia atvažiavome švęsti Ann Wigmore's šventę. Ir čia yra pagrindas visos jos programos. Čia yra saulėgrąžų sėklos, saulėgrąžų daigai ir paskui saulėgrąžų žalumynai, kaip čia pat yra. Yra grikiai, žirniai ir želmenis. Kas yra? Čia Ann Wigmore's visas gyvenimo tas būdas, kaip jis sukūrė. Jos visa programa buvo želmenis, saulėgrąžos, grikiai, žirniai, Energy Soup. Aš 91 metais nuvažiavau į Bostoną, čia buvo pirmas sykį, kaip aš ją sutikau. Ir aš jai sakiau, aš esu lietuvė. Ir kas yra įdomu, ji pasižiūrėjo, bet ji lietuviškai nemokėjo kalbėti, ji jau buvo pamiršusi, užtat atrodo, jos gyvenimas buvo labai sunkus, kad ji tos lietuvybės neišlaikė. Bet kas buvo įdomu, jos pagrindinis maistas tam institute buvo Energy Soup. Čia jau girdėjote daug sykių apie tą Energy Soup, kas yra taip įdomu. Kaip aš nuėjau, tai atsikėlėm iš ryto ir gaunam tos Energy Soup, tai aš laukiu, sakau, kas bus priešpiečiams? Energy Soup. Kas bus vakarieniai? Energy Soup. Ir pamačiau, kad tą pačią sriubą valgėme 3 sykius į dieną, iš ryto, priešpiečiams ir vakarieniai.
Ir žinote, ji nėra skani, bet kas buvo įdomu, po 3 dienų jau pradėjau jaustis visiškai kitaip, daugiau energijos turėjau, mintis pradėjo keistis, pradėjau jaustis tokį, žinote, kažkaip tais energija visiškai kitokia buvo. Tai pamačiau ir kas dar įdomiau buvo, kad tie žmonės, kur ten buvo nuvažiavę, aš nuvažiavau, aš buvau visiškai sveika, bet mano uošvienė turėjo rheumatoid arthritis, artritą turėjo. Ir kaip aš Ann Wigmores knygą perskaičiau, kur ji turėjo, jos kojos buvo sužalotos abidvi ir gangarinas prasidėjo, tai aš pagalvojau, jei galima išgydyti gangariną, kur visuomet reikia kojas nupjauti, tai artritas turėtų būti labai lengvai išgydyti. Tai aš nutariau nuvažiuoti į tą institutą ir išmokti. Tai po 4, 5, 6 dienų, kaip aš ten buvau, aš pamačiau ten žmonės, kur buvo diabetikai, kur buvo vėžininkai, visiškai kitaip pradėjo jaustis. Jie turėjo daugiau energijos ir jų skausmai. Didžiausias dalykas, kad skausmai pradėjo mažėti. Skausmai atsiranda, kaip mūsų kūnai yra labai rūgštingi. O jei jūs kada nors turite skausmų, žinote, pagalvokite, ką jūs valgite. Jei maistas yra rūgštingas, tai skausmai stiprėja. O jei jūs galite pakeisti tą maistą į šarminį maistą, čia viskas yra šarminė, čia yra saulėgrąžos, želmenis saulėgrąžos, čia yra šarminis maistas. Tiek, kiek kava yra rūgštinga, tiek želmenis yra šarminis. Tai pagalvoju, aš kavos išgersiu arba šnapsų išgersiu, tai aš galiu išgerti želmenų ir viskas bus tvarkoj. Bėda yra, kad tas šarminis želmenis reikia 20 kartų daugiau išgerti negu tas rūgštingas. Tai neutralizuoti vieną dalį rūgštingumo reikia 20 kartų daugiau išgerti šarminių maistų, tai nėra 1:1. Tai jei nutarsite šnapsą gerti, šnapsas ir vynas ir alus yra labai rūgštingas, nėra 1:1. Kas yra įdomu, kaip gersite, žinote, želmenis, reikia labai pamažiuku gerti. Įsidėkite į burną ir laikykite. Kokią pusę minutės. Man prieš pradedant šitą, prieš 21 metus, mano smegenys, žinote, prie dantų buvo labai sužalotos ir dantistė sako, reikės pjaustyti. Kaip aš pradėjau želmenis naudoti, kas atsitiko, išgijo viskas. Todėl reikia laikyti burnoj. Ir ne tik tas, bet mūsų burna padeda suvirškiti šarminį maistą, o kaip įeina į skrandis, skrandis yra labai rūgštingas, tai todėl reikia pamažiuku įdėti į burną. Aš kartais net kokią 10 minučių laikau burnoj, taip vaikštinėdama, savo želmenis augindama ir laistydama. Aš čia nukeliavau, atsiprašau. Čia jėga mažos sėklelės. Ta jėga mažos sėklelės parodysiu toliau. Kas atsitinka, kaip 80 svarų uždedat ant 3 tacų saulėgrąžų. Čia parodysim mažą, labai įdomią video, kur yra mano toj video. Gerai. Čia yra 80 svarų svorio uždėta. Yra metalinis, kur žmonės kelnoja svorius. Pasižiūrėkit, man čia taip įdomu. Sako, pirmas 3 dienas uždedam 3 tacas ir paskui uždedam 80 svarų. Šitą filmukė buvo padaryta
užtruko 10 dienų padaryti. Ar visi galit matyti? Čia 4 dieną matėt, kad nukrito tie svoriai. O 5 dieną jau pradeda taip augti. Įsivaizduokite, ką jūsų kūnams padarytų tie žalumynai. Jei jie pajėgia 80 svarų nustumti nuo jų. Aš kartais atsikeldavau, pamirždavau palaistyti, viskas ant žemės buvo. Bet jei jie pajėgia tą padaryti, kas atsitiktų, jei jūs kiekvieną dieną valgytų saulėgrąžų ir želmenų sultis. Mes iš rytų, kaip mano vyras sakė, išgeriam 5 uncijas, tai yra apie 160 gramų kiekvieną rytą. Ir man nereikia valgyti kokią 3-4 valandas ir aš turiu nepaprastai daug energijos. Ir kiekvienas iš jūsų galėtumėte tą padaryti. Steve Meyerowitz labai propaguoja be žemės. Aš propaguoju su žemė, bet galima, žinote, daryti vienaip arba kitaip. Tik reikia daryti, kas man žemė yra labai labai svarbi. Užtat, kad mes iš gamtos, iš to žemės viskas dygsta ir auga. Čia labai paprastas darbas yra užauginti. Pradedi su vandeniu ir su sėklom. Pamirkai tas sėklas tarp 8 ir 12 valandų, priklauso nuo kur gyvenate. Ir paskui, kaip po pamirkimo, aš paimu arba nupilu tą stiklainį ir palieku sėklą stiklainėje, arba galime įdėti į maišus. Aš įdedu į maišus ir kas yra labai labai svarbu, kaip įdedat į maišus arba stiklainiuose laikote, kad paimtumėte 2 arba 3 sykius į dieną, reikia skalauti. Jei kada nors jūsų daigai supūva ar negerai yra, tai kas reiškia, kad jūs nepakankamai skalaujate juos. Tai paskalaukit ir nebijokit pakratyti, tikrai pakratyti, žinote, ir keletą sykių vandenį nupilti. Ir kaip tą padarote, jei stiklainį laikysite, padėkite ant šono, kad galėtų pilnai nuvarvėti visas vanduo. Už tai, kad jei vanduo pasilieka, kas atsitinka, pradeda kartais pelėti arba pasidaro tokie minkšti. Tai yra labai svarbu nuleisti vandenį, nupilti vandenį, palaikyti ant šono ir paskui paguldyti visiškai paplokštai tą stiklainį ir uždengti. Taip pat kaip uždengia, žinote, jie įdedi į žemę ir uždengia. Paskui, kaip išdygsta, tada gali paimti ir pasodinti žemėje. Čia yra pasodinta žemėje. Matote, čia yra sudaiginti želmenis, kviečiai ir yra labai arti viena prie kito. Nėra kaip jūs darže sodinate, kad vieną sėklą už 10 centimetrų, kitą sėklą dedate. Čia reikia vieną prie kitos. Užtat, jei pasižiūrite į kviečius čia ant scenos, tai jie labai arti ir tada jie prilaiko viską. Dabar, kas yra svarbu, kad labai gerai palaistytumėte. Praradom. Matote, pirmyn ir atgal matot, kad sėklos yra labai arti viena prie kitos. Uždedat vieną tacos, vienas padėklą ant kito. Čia
aš auginu namuose tarp 80 ir 100 padėklų kiekvieną savaitę. Ir išeina gal kokie 125 ar 30 svarų, priklauso, kas yra įdomu, priklauso nuo dienos, nuo savaitės, nuo saulės, nuo mėnulių, nuo visko. Užtat gali vieną savaitę iš to padėklo gauti 300 gramų želmenų, kitą savaitę gali būti 600. Ir aš dar nesu įsiaiškinus, užtat man atrodo, kad mėnulis, viskas turi įtaką. Bet ta įtaka labai nuostabi yra, užtat, kad nepaprastai daug energijos gauni iš šito maisto. Reikia kiekvieną dieną palaistyti ir paskui paimi ir juos restacking. Perkeli ir vienas ant kitų. Tas, kur buvo ant apačios, padedi ant viršaus ir vėl perkeli. Ir matote, labai pamažiuku reikia traukti, kad nesuardytumėte tas sėklelės. Labai švelniai reikia tą daryti. Ir jūs galite matyti, ten yra mano želmenys ir augalai, kur aš auginu kiekvieną savaitę. Čia yra dalis iš mano DVD, kur yra padarytos. Užtat, kad viskas ten parodyta, kaip viską padaryti ir užauginti. Ir paskui vėl, žinote, nuo 12 aš nuleidžiu iki 6, nuo 6 nuleidžiu iki 3 ir visą laiką ypatingai ant saulėgrąžų uždedu svorius. Kuo daugiau svorių, to stipresnis tas augalas pasidaro. Ir kas yra įdomu, kad, matote, jei turėčiau daugiau svorių, daugiau uždėčiau, gali iki 100 svarų, nieko nepakenks, užtat jie turi tokią jėgą viską pakelti. Ačiū. Ir jei pamirštate palaistyti sekančią dieną, atspėkit, kas atsitinka. Pamatote, kad gali nustumti tas saulėgrąžas. Tiesioginė, aš esu atsikėlusi ir man ant žemės guli visos tacos. Bet aš jau dabar esu išmokusi, kad reikia labai sąžiningai ir tuo pačiu laiku tą viską daryti. Po 5 dienų paima ir atidengiu visas tacas ir leidžiu jiems dygti. Ir kas yra įdomu, kaip tas svoris yra uždėtas ant šitų tacų viens ant kito, tas augalas paima ir nustumia tą sėklelę, tą kiautuką, tą lukštą nustumia. O jei tų svorių nedėtum, pasidarytų tas augalas labai plonas ir tas lukštas ir turėtume rinkti. O šičia su svoriais jis nustumia ir labai lengvai tik pjauni ir gali valgyti. Gerai. Čia yra saulėgrąžai ant kairės pusės, grikiai ant dešinės, želmenis ant apačios ir žirniai. Čia yra pagrindas Ann Wigmore's visos programos. Šitos 4 augalai buvo tie, kurie labai daug žmonių padėjo ir sveikatas padėjo išgyti. Aš noriu jums papasakoti, aš turėjau vieną moteriškę, aš turiu klasės Amerikoje ir žmonės ateina man padėti. Viena moteris atėjo, žinote, ji neturėjo daug pinigų, tai atėjo klausė, ar aš galiu tau padėti. Ji atėjo pas mane, vos paėjo šitaip. Ir aš pagalvoju, ir ji buvo jau apakusi. Aš pagalvoju, ką ji man galės padėti, kad ji negali nejudėti. Tai mano vyras tą dieną želmenų sultis gamino. Ir jis padarė 3, tai buvo 90 ml ir klausė, ar kas nori. Tai jis sako, aš noriu. Paskui išgėrė ir vėl paklausė, ar nori daugiau. Aš noriu.
tai ji jau 180 ml išgėrė. Trečią sykį paklausė, trečią sykį išgėrė. Žinote, želmenys nėra tokios skanios gerti. Aš nežinau, jei jūs esat gėrę, iš pradžių reikia priprasti, bet kaip žinai, ką jos gali padaryti, kokią jėgą duoda, tai viską gali daryti. Tai kaip ji išgėrė tas sultis visas, po kokią 10 minučių šita moteris pradėjo šitaip judėti. Buvo nuostabu pamatyti, kokią įtaką. Ji buvo diabetikė, buvo apakusi, tai ji grįžusi namo, ji turėjo pompą, kur ji kiekvienas, kas keletą valandų, tą pompą jai duodavo insulino. Ir ji grįžo namo ir sako, man dar vis reikia namuose paimti tablečių. Tai ji man paskambina, sako, žinai ką, man nereikėjo tablečių imti nei jokių, man viskas buvo gerai. Ir sako, žinai ką, man patinka, tai kodėl ne, aš sakau, jei tau patinka želmenis, pamėginkime ką nors, pradėkime gerti 3 sykius į dieną po 8 uncijas. Tai yra 240 ml. Tai jis sutiko tą daryti ir tą darė. Ji buvo pakusi ir ji turėjo operaciją akių ir nuėjo pas gydytoją ir gydytoja sako, aš labai atsiprašau, bet tu esi apakusi ir mes nieko daugiau negalim padaryti. Ir jis sako, nieko nedaryk, tik nieko nedaryk. Tai ji pagalvojo, koks skirtumas, aš vis tiek esu apakusi, kodėl ne? Tai ji gėrė tas sultis, kokią 3-4 mėnesius ir į akis plaudavo savo akis su tom sultim, su želmenim sultim. Ir buvo po kiek, 3-4 mėnesių grįžo pas gydytoją ir tik